Nu, darbas darbu, bet kuomet į laiks pavalgyti, reik pavalgyti. Svarbiausia, kad kiaušia visi sveiki davažiavo. Patiekals bus baisiai paprastas. 3 ingredientą. Cibulę, lašeką į kiaušą. Kitaip sakant, kiaušinienį. Baisiai svarbus moments ir teisinga cibulį supjaustyti. Nereik nei jokių didelių smulkinimų, o kiekvien cibulį į 4 dalis, į viskas. Aš myslím, kad į lašinių nesmulkins baisiai. Nėra čia kuomet užsiimtas smulkinimas. Vis dain nevalgiau. Tu energetinį kažkokį įsišoviau. Ir dar kavos vien podėlį. Ai, dar 2 keksus iš pat ryto. Viskas jį pasiruošt. Pradėsim nuo lašinių. Paskiau cibulę. Orongalo kiaušą. Nieka čia nėra sudėtinga. Aš myslím, kad kiekvienas vyrs turi mokėti kiaušinienį išsikepti. Bet lašinė ir būtent dalykas. Be lašinių tai ir ne kiaušinienį. Be lašinių ir omlets. Omlet valgo prancūzą. O lietuvė, latvė valgo kiaušinienį. Nu, parein kvapą. Praplauks turistą, čia man pavydės. Pradės vis lipti iš baidarių ant krantų. O, dūma jau rūdis biški. Per daug šarpyliaus užmečiau. Nėra kur skubėti. Laiko dar daug. Jėzus, Marija, dar tik po 7. Nuo miesčionis pavydėkit. Mieste tokių kvapų negalim gauti niekam. Tai jau atbėgs kaimyną, pradės rėkti, kur tu čia smardinį. Lašinė, cibulė, tauka, nesveik. Reik maitinti subalansuotą, reik želmenėlių sultis gerti. Čia į koncentruotus želmenėlių sultis. Kuomet kiaulį suėda žuolį, želmenėlis ant pagamin lašinį. Lašinę ir koncentruoti želmenėlę. Nu ką, užteks čia kepintus lašinius. Nu, va, biški pakep. Bet dabar myslím, sakau, skod lietuvė mok latvišką. Bet kas skod ne lietuvė gyven, skod gyven Žemaitė. Tai va, Žemaitė, kažin, teb mok latvišką šias laikas, a ne. Iš ryto baisiai toks tingomus daryt valgyt. Myslím, reik daugiau kiaušių įmest. Tai to nereik skepti, išalt gal valgyti. Koks mums skirtams, šilta. Nu, myslím, užteks čia troškintis. Dedam kiaušius. Ir už 5 minučių eisim valgyti. Ger kiaušį latviški. Kevals ir stiprus. Per kavus Žemaitijo prieš savaitę, tai jas, Marija, neįmanom dasiliesti, jau jis suskils. O čia įdavažiavo visi sveiki. Nu va, užteks, paliks dar įdainą. Biški druskelis. Ir dar biški pipiriukų. Biški lai pritrauko apač, tau kart apversiu. Ne, tu dunkčiaus. Jeigu dunkti uždėję, pridengė, tai veržu biški kepto dabar. Viršau viespot. Kaušien, tai iš apačios kep. Galbūt ta kiaušinienė neskani, bet va tas vaizdas, kur 60% skoniaus daded. Nu, taip aš mesliai. Dabar biški lai pakep. Galva taip liekšti, uždengti. Lai kepa. Nu va, kaip kultūringi žmonės važiuoja į kelionį. Ir peilis yra. Ir šakutė. Iš šaukštų. Šaukštų nereiks, bet peilis ir šakutė yra. Tako, gerbėmieji. Misliai, kad aš vėl jums nerodys, ką aš valgau.
Valgau baisiai čepsėdams, išjungiu kamerą ir einu valgyti.